komplikuotas įėjimas į Seimą, bet aš tikiu, kad įveikia visas kliūtis. Tokias kliūtis į Seimą galima pašnekėti, kai galima veikti kitokias kliūtis kelyje į Seimą, kelyje į demokratiją. Svarbiausia, pakalbėti apie tai, ar bus Lietuvoje demokratiški ir teisingi rinkimai. Iš tikrųjų, daugelis iš jūsų rengdami šią konferenciją išsiuntinėjome ne tik kvietimus, bet ir pamąstymus apie tai, kur mūsų nuomonė šitie rinkimai gali susikirsti su demokratija ir net konstitucinėm normom. Tikiuosi, kad apie tai šiandieną galėsim ir pašnekėti. O tos temos, kurios yra įvardinamos šitoj konferencijoj, jūs matote per save, dabar jos yra išdalinama. Aš tik tai vieną sakinį pasakysiu, kurie mano manymu yra labai svarbus. Tai yra demokratiniai ir teisingi rinkimai yra laikoma viena svarbiausių teisinės demokratinės valstybės gyvavimo sąlygų. O viena iš tokių rinkimų prielaidų yra sąžininga, lygiavertė visų politinių jėgų rinkimuose dalyvaujančių kandidatų konkurencija. Tai štai, kaip šita konkurencija sąžininga yra išlaikoma, mes matome tik tai keletą dienų ir galėsim pašnekėti, nes požymių yra labai akivaizdžių, kad tos konkurencijos normų nesilaiko. Pirmoje mūsų susitikimo dalyje, kurią planuojame surengti iki 1 valandos, gal šiek tiek užtęsime, nes vėliau pradėjome, kalbėsime apie konstitucinius teisinius aspektus susijusius šią problematiką ir mums iš tikrųjų labai yra įdomu, ką apie tai galvoja Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjai, taip pat politologai, politikos apžvalgininkai, atsakingų Lietuvos valdžios institucijų atstovai. Iš karto noriu paklausti, ar yra iš prezidentūros kas nors? Yra? Ačiū, malonu. Ar yra iš Vyriausios rinkimų komisijos? Ponas Vaigauskas išvykęs, bet aiškiai pasakė, kad pavaduotojas, vienas ar kitas pavaduotoja turėtų būti. Bet, jeigu ne, tai ne. Iš Teisingumo ministerijos. Gerai, bet iš tikrųjų labai ačiū, kad dalyvauja prezidentūros atstovai. Ir tada, pradedant pokalbį, dar noriu pasakyti, kad matėt mūsų programą, į preliminarią programą dėl dalyvių. Tema yra nelengva, ypatingai nelengva atsakyti įvairiems žiniasklaidos atstovams, kodėl dabar dalyvauja 5 lyderiai, o ne kokie nors kiti, kas tos lyderius čia numatė. Arba kodėl kokios ant interneto portaluose pasirodo diskusijos, o kamputė yra informacija apie tai, kad kokį projektą rinkimai 2012 remia tokios ir tokios partijos, ir paskui tai sutampa, kad būtent tos partijos yra nuolat klausiamos ir kviečiamos į diskusijas. Taigi iš tikrųjų žmonės kito kai kurie, taip kad pasikeitimų bus per programą, bet tikrai džiaugiuosi, kad sudomėjimas yra pakankamai didžiulis. Dabar norėčiau suteikti žodį vienam iš Lietuvos Respublikos konstitucijos kūrėjai, nepriklausomybės akto signatarui, sąjungininkui, vienam sąjūdžio lyderiui, Romualdui Ozolui. Nedalyvauju rinkimuose, jokiame sąraše ir jokioje apygardoje, bet dalyvauju rinkimuose kaip pilietis atsakingas už savo valstybę. Tai yra, matau, galvoju ir sprendžiu, ką aš turiu veikti. Noriu pasakyti, kad tai, kas šiandien yra vadinama rinkimais, tai yra paprasčiausias parinkimas. Parinkimas tų, kurie galėtų toliau tęsti politiką, kuri yra numatyta, įtvirtinta ir aprobuota Seime bei su juo bendradarbiaujančiose institucijose. Apie tai, kad Seimo vykdoma politinė linija turėtų būti radikaliai peržiūrėta ir iš stambiojo kapitalo bei bankų aptarnavimo institucijos paversta žmonių valios ir interesų reiškėja, seniai visiems yra aišku.
Bet kai buvo priimtas rinkimų įstatymas, numatantis dabar galiojantį finansavimą, tapo aišku, jog apie kokį nors politikos atnaujinimą ir Seimo atsinaujinimą kalbos jokios būti negali. Seimas apsitvėrė gelžbetoninę gynybos sieną nuo visų naujų politinių idėjų ir nuo žmonių, kurie turėtų valios keisti Lietuvoje esančią tvarką. Ta valia yra ne tik tai bandymas užkirsti kelią eiti į Seimą naujoms politinėms jėgoms. Ta valia yra ir politinė korupcija, kurią aš drįstu vadinti šiandien nustatytą valstybinį parlamentinių partijų finansavimą. Apie tai, kaip naudojami pinigai, gėda ir kalbėti. Tai turėtų galų gale trūkti kantrybė žmonėms, kurie šitokiu būdu ciniškai, niekingai bandomi papirkinėti. Jeigu tai vadinama rinkiminė agitacija, tai tada aš nežinau, kas yra žmonių žeminimas. Demokratija yra visų pirma naujų politinių idėjų atėjimo į politikos erdvę galimybė. Naujų politinių idėjų atėjimas reiškia naujo proto įliejimas. O demokratija yra visų pirma nepaprasto proto reikalaujanti valstybės sąranga ir tvarka. Ne ko nors kito, nes būtent protas leidžia daryti susitarimus ir sutarimus, kurie galėtų tapti visos tvarkos imperatyvų. Be susitarimų negali būti pasitikėjimo, be pasitikėjimo tarp žmonių negali būti jokios tvarkos. Tai šitie dalykai, man atrodo, šiandien yra būtini, bent jau pasakyti pačiais bendriausiais bruožais, aptarti visiškai konkrečiai, nes priešingų atveju kalbėti apie konstitucijos nuostatą, kad Lietuva yra demokratinė respublika, nedaug galėtume. Ačiū. Dėkojom gerbiamui Romaldui Ozolui. Ir iš tikrųjų reikia pasakyti, jog šitą konferenciją, skirtą stalo diskusiją, rengė Nacionalinis suvienijimas už Lietuvą Lietuvoje, į kurią susibūrė 4 politinių jėgų, nebiudžetinių, negyvenančių iš valstybės dotacijų partijų atstovai, tai tautininkai, Lietuvos socialdemokratų sąjunga, Tautos vienybės sąjunga, Lietuvos centro partija. Bet, kas labai svarbu, ir sąjungininkai, visuomenininkai, nepriklausomybės akto signatarai, patys dalyvaujantis šiame nacionaliniame susivienijime, arba bent jau išreiškiantis paramą. Dar norėčiau pasakyti, tai yra vienintelė koalicija šiuose rinkimuose. Kiti pabūgo suformuoti koaliciją, kadangi yra uždėtas 7 procentų barjeras. Ir tada kyla klausimas, ar Lietuvos įstatymai nediskriminuoja priešrinkiminių koalicijų ir neįneša reikalingos painiavos rinkėjams? Ar tikrai geriau, kai tik po rinkimų yra sudaromos koalicijos, paremtos dažnai valdžios kėdžių dalybomis tarp partijų, o ne koalicijos prieš rinkimus, paremtos idėjų ir vertybių bendrumu? Tai štai su kokiais vargais susiduria koalicijos. Norėčiau pakviesti pasakyti Gintarą Songailą, kuris yra šitos koalicijos už Lietuvą Lietuvoje politinės tarybos pirmininkas. Ačiū labai. Sveikinu visus čia dalyvaujančius. Tikrai labai nesiplėsiu, nes aš jums išplatinau ir raštu informaciją. Aš tik tai gal dar porą sakinių pasakysiu, gal kaip mes įsivaizduojam misiją šitos mūsų diskusijos. Gali būti 2 išeitis ar siūlymų paketai, sakykime. Vienas tai yra žadinti piliečius, atkreipti jų dėmesį, kad dalyvavimas, jų aktyvumas
kad jie išreiškia savo nuomonę, ypač yra svarbu šiandien, kai yra iš tikrųjų grėsmė rinkimų demokratiškumui ir kad iš tikrųjų, tai kaip pavadinkim, pavojaus varpais reikia skambinti. Ir čia faktai, kurie išdėstyti, kur mes susidūrėm su jais patys, yra turbūt nepilni, tai yra kur mes patys susidūrė kiti ir su kitais, ir čia mes nepretenduojam, kad viską paminėjom. Antras, mažiau realus dalykas, nes rinkimai jau tie ant nosies, už mėnesio laiko. Tai antras dalykas, galbūt įmanoma ir dar padaryti kažkokius tai veiksmus, keičiant situaciją, dar galbūt, paprastai, aišku, prieš pat rinkimus jau įstatymai nekeičiami, bet gal vyriausiai rinkimų komisija dar gali kažkokias pataisas savo sprendimuose padaryti. Galbūt yra kokie tai būdai kreiptis ir į teismus. Apie tai turėtumėm diskutuoti, aš manau. Šiaip visą tai, kas raštiškai pateikta, aš dar keliais žodžiais pakomentuosiu, bet aš labiausiai viską gerai atspindi biuletenis, kuris šiandien buvo patvirtintas vyriausioje rinkimų komisijoje. Tai yra biuletenis daugiamandatės apygardos, kur jums yra išdalinta ir jūs ten pamatysit, kaip tas biuletenis atrodo ir apie kokį demokratiją, lygiateisiškumą, apie kokią tai pasirinkimo galimybę iš tikrųjų piliečiams galima kalbėti, kai tokie dalykai vyksta. Apie veiklos finansavimą aš jau daugiau nesiplėsiu, tik tai dėl tų, galbūt prezidentė turėjo gerą intenciją, kad nebūtų korupcijos, kad nebūtų rėmimo iš juridinių asmenų su visokiais išankstiniais įsipareigojimais ir panašiai. Ir galbūt ta intencija buvo iš tikrųjų uždraustas rėmimas iš partijų rinkiminių agitacijų, iš juridinių asmenų ir apskritai partijos veiklos rėmimas iš juridinių asmenų. Bet tame fone, kai iš tikrųjų dideli pinigai iš biudžeto padalinami, ir tame fone, kai net ir iš fizinių asmenų realiai labai ribotos galimybės savo veiklą finansuoti. Ir dar tame fone, apie ką turbūt čia yra Algimantas Matulevičius kalbės, kai yra daug juodų pinigų ir yra valstybės užvaldymo tokių požymių. Ir klausimas, ar tokios priemonės tikrai nėra tik imitacija ir nesuvaldo šito proceso. Ir dar tame fone, kad pavyzdžiui, kad ir dėl tų užstatų, kur 4 partijos šiuo atveju turėjo sumokėti tos užstatus, realiai tik tai iš savo pačių narių įnašų. Net ir iš fizinių asmenų negalima to padaryti. Tai reiškia, starto pozicija net ir apskritai negali būti niekaip kitaip finansuojama, tik tai iš pačių, iš partijų narių narystės mokesčių. Tame fone tas pasiūlymas vis tik tai buvo aiškiai nepakankamai apgalvotas. Ir jisai, aš sutinku su to, ką pasakė Romualdas Ozolas, kad jis turėjo galbūt priešingą efektą, kad aptvėrė vadinamas sisteminės biudžetinės partijas Seime nuo konkurentų, nuo galimybių, nuo praktiškai beveik visų galimybių konkuruoti. Ir tas cinizmas, kur tose tų partijų viršūnėlėse buvo jau seniai įsiviešėjęs, jis dar labiau įsiviešėjęs dėl tos paprastos priežasties, kai nėra konkurencijos, sąrašo ten viršūnėlės vis tiek būna išrenkamos, nesvarbu, ką jos daro, nesvarbu, ką jos veikia per visą Seimo kadenciją. Tai tokią mes demokratiją prieiname ir dėja tie pinigai dideli, kurie vaikšto, ar tai būtų biudžetiniai, ar tai būtų kokie nors kiti pinigai, jie taip pat, mes matome jų poveikį viešoje erdvėje ir žiniasklaidoje. Deja, diskusijose dalyvauja, kaip čia buvo paminėta, iš anksto nustatyti lyderiai, rinkėjams tik reikės patvirtinti tą iš ankstinį nustatymą. Tai tokie projektuojami rinkimai. Dabar, o partijų, kurios sudaro koalicijas, žodžiu, sakoma, kad nereikia čia tų daug visokių įsiskaidžiusių jėgų, reikia telktis, vienytis, ieškoti nacionalinio sutarimo. Tai mūsų šitas vargo kelias, vadinkim taip, jisai
pateko į jau iš vis absurdišką situaciją. Todėl, kad gal nebuvo praktikos su didesnėm, platesnėm koalicijom, gal kai kas ir tyčia padaryta, bet vienintelė privilegija, dvi privilegijos, kurias mes gauname, tai yra didesnį rinkimų barjerą ir antra, teorinę galimybę išleisti 4 kart daugiau pinigų negu darbo partija. Taip, aš paminėjau, kokias galimybės mes turim turėti tos pinigus ir čia nėra tos partijos, kurios kaip susijusios su kokiais nors, reiškia, šešėliniais dalykais. Taip, kad tos dvi privilegijos. Dabar, o kokios teisės? Teisės tai būti prilygintiems tik tai kaip atskiroms partijoms. Nu, kaip pavyzdys, tam pačiam biuletenį. Išvardinta, kad turi būti išvardintos visos partijos. Pavadinimas turi būti pilnas su žodžiu koalicija. Ir šriftas turi būti pateiktas toks, nu, tai suprantama mažesnis, kad visą sutalpinti tą patį plotelį, kuris duotas vienai partijai. Yra 4 partijos, jos sudaro koaliciją, sugrūdama į vieną langelį. Tas pats vieno langelio, taip ironiškai pasakysiu, principas galioja visur. Diskusijose yra 4 partijos, bet turi tokias pateisės kaip viena partija. Debatuose, televizijoje, informacinėse leidiniuose tiek pat ploto suteikiama, kaip ir atskirai, sakykime, kokiai nors emigrantų partijai ar kokiai kitai. Taip, kad čia jau kalba net ne apie koalicijos diskriminavimą, bet apie partijų, kurios dalyvauja rinkimuose, yra savarankiški politinės kampanijos dalyviai, diskriminavimą, jeigu jos sudaro koalicijos. Tai yra požymių, kad tas padaryta pakankamai sąmoningai. Na, o apie tai, kad prie partijų sąrašų yra įvardinti ten lyderis konkretus parašytas, tai šiuo atveju, aišku, kai aš vyriausiai rinkimų komisijoje paprašiau, kad jeigu yra nuostata įstatyme, kad turi būti parašyti prie partijų pavadinimų lyderiai, kad ir šiuo atveju turėtų būti parašyti ir lyderiai, ir taip pat koalicijos, kaip sakant, lyderis, na, tai sukėlė tokį šypseną. Apie logotipus, kad, nu, kokie čia koalicijos logotipai, jeigu tai, nu, nėra koks tai oficialiai registruotas logotipas, jis ir negalėjo oficialiai būti registruotas pagal įstatymus, kai jie tokie yra. Tai visą tai sukelia šypseną, kai aš paklausiu apie protingumo kriterijus, apie sveiko proto kriterijus, ar rinkėjai įskaitys, kas parašyta, ar supras, ar informacinėse biuletenėse bus pateikta, kad tos ir tos partijos iškeltas kandidatas taip pat priklauso ir koalicijai, ar tos informacijos nesuteikimas tai yra geras dalykas, ar neturėtų būti misija vyriausios rinkimų komisijos suteikti rinkėjams tą informaciją, jeigu jau jie platina dideliais tiražais tą visą medžiagą. Turiu pasakyti, kad kai kurie komisijos nariai reagavo į tą principą, bet šiandien buvo patvirtintas jums, ką tik išdalintas biuletenis, o dėl informacinių šitų leidinių, tai buvo tik tai pasakyta, kad neprieštaraus, jeigu apygardose įdės ir tą koalicijos logotipą. Kiek man žinoma, apygardų komisijos veikia pagal parapinį principą ir tas neprieštaravimas nieko nereiškia. Jie arba išvis neteks jokių logotipų ir jokios informacijos, ar dėl labiau ten nuotraukų, ar ten informacijos apie lyderius, arba jeigu dės, tai savo nuožiūrą, įvairiai bus. Tai turbūt turėtume padiskutuoti, kaip taip mes perėjome prie tokios situacijos, kai to protingumo, čia nekalbu apie sąžiningus rinkimus, bet protingumo jau elementarių kriterijų mes neberandame. Ačiū, Gintarai. Iš tikrųjų, mums kyla labai pagrįstų klausimų. Vienas iš jų, ar nereikėtų paraginti Seimo skubos tvarka priimti sprendimą, kad tos partijos, kurios negauna dotacijų, joms būtų leista gauti lėšų iš juridinių asmenų. Iš tikrųjų, mes suprantam prezidentūros intencijas, gražias prezidentės intencijas, kad stabdyta korupcija. Bet iš principo situacija yra tokia, kad vieni turi deguonį ir nuo jo jau nebežino, ką daryti. Viktoras Uspaskichas televizijos laidoje gali pasakyti žurnalistai, nutilkite, nestabdykite manęs, aš užsimokėjau šitą laidą.
kitiem deguonis suspaustas ir sakoma, tai yra demokratija. Kvėpuokite, gyvenkite. Antras klausimas, nemažiau rimtas. Ar rinkimų įstatymas, bent jau kalbant apie koalicijų galimybę dalyvauti rinkimuose, neprieštarauja konstitucijai, neprieštarauja tiem teiginiams, kas yra demokratiški ir teisingi rinkimai. Dabar norėčiau skirti žodį nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentui, mūsų sąrašo už Lietuvą Lietuvoje pirmajam numeriu, Birutei Valionytei. Labą dieną. Jeigu 1989 metais, kai stovėjom Baltijos kely, būtų kas nors pasakę, kad reikės tokio nacionalinio susivienijimo koalicijos už Lietuvą Lietuvoje, turbūt daugelis iš mūsų būtų garsiai mintyse nusijuokę ir pasakę nesąmonę. Deja, praėjo 22 metai ir labai akivaizdu, kad tai yra būtina. Vien šitas rinkimų įstatymas ir diskriminacija rodo, kad pas mes mūsų valstybė serga, giliai serga, ir kad demokratija yra iš tikrųjų iškilęs gana rimtas pavojus. Kas yra rinkimai? Rinkimai tai yra Lietuvos piliečių valios išreiškimo būdas. Ir dėja vienintelis demokratinėje valstybėje. Šiuo atveju šitas procesas stabdomas. Gana keistai atrodo, kai vedančiosios televizijos turi lyderių laidas, kažkodėl atrinkti yra 4 ar 5 lyderiai, nors paprastai lyderius renka rinkimai, išrenka juos, o ne kažkas paskiria. Žodžiu, kažkaip panašu, kad krypstam į valdomą demokratiją. Tam, kad būtų diskusijai rimtas pamatas, aš nenoriu toliau kalbėti, tik noriu perskaityti vieną esminį dokumentą, kurio nuostatos buvo perkeltos į Lietuvos Respublikos konstituciją. Tai yra konstitucinis įstatymas, Lietuvos Respublikos konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės. Priimtas Lietuvos Respublikos aukščiausiojoje taryboje 1991 m. vasario 11 d. Pirmasis straipsnis šio įstatymo sako, teiginys. Plebiscite, kaip žinot, vasario 9-ąją buvo balsuojama už teiginį. Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika ir už šitą teiginį plebiscite arba visuotinėje apklausoje slaptu balsavimu už pasisakė 3/4 Lietuvos gyventojų, rinkėjų. Taigi pirmas straipsnis skamba taip. Teiginys Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, yra Lietuvos Respublikos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Antras straipsnis. Šio įstatymo pirmajame straipsnėje suformuluota konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas gali būti pakeistas tik Lietuvos tautos visuotinės apklausos skliausteliuose plebiscito būdu, jeigu už tai pasisakytų ne mažiau kaip 3/4 Lietuvos piliečių turinčių aktyviąją rinkimų teisę. Kaip žinot, šitas pirmo straipsnio teiginys buvo perkeltas tiesiogiai į Lietuvos Respublikos konstitucijos 1 straipsnį. Taigi, 91 metais lietuvių tauta labai aiškiai pasisakė už demokratinę valstybę. Ir pasisakė nebe kaip ko suprasdami ir visą širdimi trokšdami būti tokiais, todėl kad iš tikrųjų tai yra mūsų geros gyvensenos ir jautimosi demokratinėje valstybėje aukščiausia išraiška. Šiandieną šitos galios yra akivaizdžiai varžomos. Nebenoriu aš daugiau nieko kalbėti, nes aš žinau, kad kitas po manęs kalbėsintysis šitą temą gvildens daug giliau ir išsamiau. Čia tebuvo tik įžanga ir nuoroda į mūsų pagrindinį Lietuvos valstybės dokumentą. Ačiū, gerbiama Birutė. Dabar žodis teisininkams, 2 advokatams. Pradžioj advokatas Kęstutis Gudžinskas. Gerbiamieji, ačiū, kad suteikėt galimybę
čia, kad jūs rūpinatės, kas ir anksčiau dirbo, mažiau dabar dirba ir visi kiti tuo Lietuvos gyvenimu, Lietuvos valdžia ir sveikinu visus tuos, manau, kad čia jau nemažai, kažkas daugiau, kurie jais nori būti. Tai normalus požiūris, normali būsena. Dar daugiau noriu Jums pasakyti, mano įsitikinimu, kiekvienas normalus žmogus gali būti ir Seimo nariu, ir prezidentu, išskyrus kiekvienas normalus, kas teisinė valdžia, teisininkas, gali būti teisėjas. Ir ten kitais nereikia savęs, nėra jokios aukštosios mokyklos, kurie paruoštų gamintų, sakykime, gurbišininkų pavaidinti Seimo narius ar ten kitus valdininkus, kurie valdo valstybę. Tai gali kiekvienas normalus žmogus. Antra, linkėdama žinau, kad ne visi galbūt būsit išrinkti, bet kur bebūtumėt dirbt, su kuo susitiktumėt ir namuose, ir jeigu pavyks kur nors kitur, ir klausydami, kada sako, kad pasitarti kažkokią demokratiją, jeigu jūs sutiksit su tuo, ką dabar pasakysiu, galite tiesiog paprieštarauti, kad ir Lietuvoje dabar, 91 metais, prašau 90 kovo 11, kada čia šitose rūmuose buvo atkurta Lietuvos nepriklausomybė, Lietuva savo demokratiniais nusistatymais valdžia iš esmės nesiskiria su kitomis, kurias vadinate vakarų demokratijomis. Aš anaiptol nesu priešininkas, tikrai esu tos pažinėjęs, sakykime, tos patirties, kurią turi vakarų valstybės, bet mano įsitikinimu demokratija gimė 2008 metais, atsinaujino ženkliai 2008 metais, 1 lapkričio antradienį, po 1 lapkričio pirmadienį, kada JAV prezidentu buvo išrinktas Obama, Barakas Huseinas, atrodo dabar ne. Dėl ko aš jums taip sakau, kad kiekviena valstybė ta pati, sakyčiau, simptomatiška, kad JAV tas buvo, kur rasizmas ir vergovė oficialiai buvo teisinta naujaisiais laikais. Ir nei vergvaldys, aš net kiek turiu galvoj, vakarų valstybės, Afrika, kolonijos, Azija, vergvaldys negali būti demokratinių pažiūrų. Mes nebuvom vergvaldžiai, sakykime, tenais paskutiniuosius 100 metų, ar kiek iš vis mūsų žemėje nebuvo vergvaldystės, bet, sakykime, paskutiniai ten šimtmečiai galbūt polinkis ten į vergų, sakykime, daugiau psichologija. Nei vergvaldys, nei vergas negali būti demokratinių pažiūrų. Todėl būkime tvirti, nebijokim, nesakau, kad ten reikia ginčytis ar visą kitą, bet turėkim galvoj, kad mano požiūrio būtent Amerika yra pavyzdys, kada tikrai prasidėjo, netgi daugelis čia mano ir mokytojai, kurie kada buvo ar universitete tais laikais, jeigu apie 60 metus segregacija, sakykime, tenais juodųjų teisų, taip toliau, kiekviena... Prašau, gal aš nebaigsite atsakymus. Baigiau. Dabar antras dalykas, čia tai buvo lygtai sutarta, kad aspektų tokio konstitucinio teismo, jeigu jūs būsit išrinkti, yra problema ir konstitucinė su konstituciniu teismu, į ne tiek pačios gal konstitucijos, sakyčiau, bet yra veiklos dalykai. Ir pačioj konstitucijų problemų. Žmogus negali kreiptis į teismą, tai vargiai ar tai yra teismas. Ar nėra kokia tai kita įstaiga valstybė. Ir jeigu taip, tai truputėlį kitokie turėtų būti, sakykime, veiklos bruožai. Tai viena, kadangi laiko nėra. Toliau, ką norėčiau pasakyti. Konstitucinis teismas, jeigu jis būtų teismo, ne pagal pavadinimą, iš esmės neturi jokių ryšių su teisinė valdžia, kitais teismais. Tas ryšys yra procedūrinis pavaldumo ryšys. Šito nėra. Toliau, pagal konstituciją, konstitucinis teismas yra atskirtas nuo kitų teismų, sakau, pavadinimą nekreipkim dėmesio. Ir
šiaip konstitucinė teisė pripažįsta atskyrimo principą teisė. Pačių valstybės valdžia viena vientisa, ją įgyvendina 3 atskiros valdžios, kurios maišytis negali. Taip, kad šitie bruožai rodo, kad konstitucinis teismas tik tai pavadinime yra. Na ir toliau paradoksalu, bet turbūt jūs visi girdėjot, nebe pirmą kartą, man užkrito, sakykime, atrodo, pilietybės įstatymo aiškinimo ir o neseniai dėl rinkimų čia su pono Paksu, kad teismas turėdamas saugoti konstituciją kokybę būtų šneka apie kažkokius tai pakeitimus, tai saugo kažką tai daugiau už konstitucijos pačios kaip tokios. Čia tikras dalykas nėra gerai. Na, jeigu toliau, kokių dar šiaip jau yra kitų čia, man atrodo, konstitucijos, kurie šitą numatė, turėjo galvo, yra apsaugos priemonių ir žmonių suteikta teisė, prasme, yra nuostata, kad negalioja joks įstatymas priešingas konstitucijai iškart, be jokio nieko, bet jis niekinis yra, bet šiaip jau pagal esamą, sakykime, bent rašomą tvarką, lygtai konstitucinis teismas vienintelis tą gali daryti. Jokių būdų tai nėra, teismai turi vadovautis konstitucija. Ir vieta yra kitoniška. Konstitucinis teismas netgi kliūtis, sakykime, žmogaus teisių gynime, nes jeigu žmogus kreipiasi, sakykime, per teismą dėl savo teisių gynimų, sakykime, žalos atlyginimų, iškilo klausimas, kur konstitucinis teismas kreipiasi į konstitucinį teismą ir ten bylas nagrinėja maždaug 3 metus, paskui teisme pabaigia. Ką daryti? Mano požiūris, čia daugiau galima būti visokių dalykėlių, sakykime, yra keliai tokie, sakykime, konstitucijos keitimas, konstitucinį teismą jeigu palaikina, konstitucija nenukentės. Antras dalykas, kuris galimas, žmogus galėtų, jeigu žmogus galėtų kreiptis bendrąją tvarką, kadangi patys konstitucinio teismo šalininkai pasakė, kad jų nutarimas yra šaltinis, tai yra įstatymas. Jeigu jų konstitucinio teismo nutarimas negeras, tai aš jį galiu konstitucijos hierarchinę tvarką irgi vertinti ir kreiptis į paprastą teismą. Ir dar atkreipiu paskutinį pabaigiu, atkreipiu noriu dėmesį, aš kada tai skaičiavau, kada konstitucinis teismas pradėjo dirbti, 20 bylų nesuskaičiavau ten pirmų 3 metų. Žiniai, kitų lūpų, profesoriaus Mikelėnų, JAV aukščiausias teismas, 9 žmonės išnagrinėję 130 bylų. Amžiaus vidurkis paprastai būna 75 metai ir daugiau. Čia būtų dar nieko, galima, kada tokios sąlygos, aišku, ir kartu dar vėl turbūt ir Naujojo Zelandijoje ir Čikagoje, kada toks krūvis, bet aš net tą noriu pasakyti, bet tendencija ir teismams irgi yra po naujų aukščiausių teismų palikti naujo kodekso, berods 2/3 civilinių bylų skaičius išnagrinėtų iš esmės aukščiausiam teisme sumažėjo dėl tam tikrų normų, Seimo pagalba, priėmimo, kad gali atsisakyti. Labai atsiprašau, kad taip spontaniškai galbūt šiek tiek nesuprasta, ko buvo norėta, bet kadangi jūs tikiuosi bus išrinkti, jeigu jūs galvosit, kad stabdžius kokius taip, tai pirmiausia reikėtų įstatymus, nes veikla visa yra apie teismus, visą kitą įstatymų sėkmės, tam kažką. Taip, dėkojam gerbiamam advokatui už įžvalgas apie tai, kaip galėtų dirbti konstitucinis teismas ir veikti konstituciją, nes tas iš tikrųjų ir mums yra labai svarbu, bet mums šiandien kalbam apie demokratijos rinkimus ir kaip jie turėtų veikti, ta prasme, kaip konstitucija turėtų veikti, kad mes turėtume demokratinius rinkimus. Prašėme šią temą pasakyti gerbiamą nepriklausomus aktą signatarą Rasimą, tačiau jisai negalėjo atvykti, bet atsiuntė savo tekstą, kurį aš prašysiu perskaityti advokatą Tomą Kučionį ir pateikti savo išvalgas.
Ačiū už suteiktą žodį. Tai gal pirmiausia tikrai pacituosiu signataro Rasimo kelias mintis, pereinant nuo kolegos įžvalgų apie Konstituciją ir Konstitucinio teismo veiklą. Konstitucinis teismas Lietuvoje turi galės aiškinti Konstituciją. Dažnai tai teigia konstitucinės jurisprudencijos, sakykime, specialistai, akademinio teisės, akademinio pasaulio atstovai. Tačiau toks teiginys iš tiesų yra neparemtas jokių teisės aktų. Aiškinimai, kad į tai jau atsakyta pasaulio konstitucinės justicijos doktrinoje, tiek Lietuvos teisėje, irgi yra išmislai. Ir mūsų konstitucija nėra paremti. Bandymai globalizuoti konstitucinę teisę, tai yra kalbėti apie pasaulinės doktrinas, ar bandymai neigti nacionalinių konstitucijų ypatumus, taip pat yra mistinės. Tai kalbėjo signataras 2007 metais. Šios dienos kontekste, šios konferencijos temos kontekste, ar rinkimai gali būti laikomi demokratiškais ir laisvais, ar jie tokie bus, aš manau, tas klausimas šiandien kilo iš dalies dėl Konstitucinio teismo veiklos. Aš turiu omeny Konstitucinio teismo išaiškinimą apie politinių partijų ir politinių organizacijų bei rinkimų kampanijų finansavimo įstatymo nuostatas ir jų atitikti Konstituciją. Dar norėčiau pacituoti signatarą Rasimą. Taigi, teiginys, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, yra pamatinis valstybės principas. Priimti konstitucinį įstatymą, kuris yra Konstitucijos dalis, bet ir baimė, kad Konstitucijos normos netaptų tik fikcija, o kartai tie į valdžią gali nenorėti įgyvendinti pagrindinio demokratijos principo. Būtinos valdžių kaitos, sistemingos kaitos, nuolatinio personalinio parlamento, vyriausybės, prezidento, kitų vadovų atnaujinimo ir atsinaujinimo. Ką visą tai reiškia? Tai šis principas reiškia, kad tokie norai šiuo įstatymu yra užkardomi. O įstatymai trukdantieji tokiam nuolatiniam valdžių tame tarpe ir personalinio atsinaujinimui prieštarauja Konstitucijai. Citatos teisinys. Šiandien Lietuvoje didžiulis partijų ir partijėlių skaičius liudija, kad visuomenė serga. Ne rinkėjai serga, bet politinė visuomenė serga. Ypač ta dalis, kuri yra visų lygių valdžioje. Atrodytų, kad valstybės ir demokratijos labui turėtų būti visokiojopai skatinama politinių jėgų konsolidacija, nes pagaliau turi išryškėti, kas valstybė yra kairieji, pasišovę kuo daugiau perskirstyti į biudžetą įplaukiančių pinigų, ir kas tai dešinieji, kurie šį perskirstimą palieka darbdaviams. Na ir kas tai liberalai ir centristai, kurie bodėsi tokių perskirstimo darbų. Tai yra atsakomybė už tai. Pas mus dėja daroma viskas, kad ne tik nevyktų tokia politinių jėgų konsolidacija, o daroma viskas, kad visuomenė būtų susiskaldžiusi kuo daugiau. Ir tai labiausiai pasimato rinkimų metu, nes reikia norinčių vėl ir vėl sėdėti kėdėje, priimti tam palankus įstatymai, iš esmės trukdantį į valdžių personaliniam atsinaujinimui. Suprantama, kad tada, nors ir būtų nesuklastoti rinkimo rezultatai, nebūtų juodųjų technologijų. Tokių rinkimų negalima laikyti nei laisvais, nei demokratiškais. Pateiksiu dabartį atspindintį pavyzdį. Susijungia keletas ar 14 politinių judėjimų ir pateikė vieną rinkiminį politinį sąrašą. Kažkodėl patekimo į parlamentą procentas didesnis, o reklamai ir savo siekių išdėstymui skiriamas laikas tas pats. O juk demokratinėje respublikoje turėtų būti priešingai. Kodėl nesilaikoma konstitucinių įstatymų? Jeigu jau vienas sąrašas, tai procentas turi būti tas pats. Tik tada galima kalbėti, kad į rinkimą skirtas eteris yra tas pats. Arba jeigu jau procentas didesnis, tai eterinis laikas turi būti didesnis. Nemanau, kad esantieji valdžioje to nežino ar nesupranta. Bet ar supranta, kad iškilus šiam klausimui į viešumą bus kvestionuojami rinkimų rezultatai?
kaip pasiekti nedemokratiniuose ir nelaisvuose rinkimuose. Ir taip teikti bus pagrindo, nes bus pažeistas vasario 11 dienos 91 metų konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės. Taigi šie rinkimai gali būti ir demokratiški, ir laisvi, bet tik pašalinus dirbtinės kliūtis valdžių personaliniam atsinaujinimui ir dirbtinės kliūtis konsoliduotiems politiniams dariniams vienodomis teisėmis dalyvauti rinkimuose. Pasirašo Liudvikas Alvydas Rasimas, rugsėjo 12 dieną Palanga. Iš esmės, aš manau, pasakyti yra visa esmė, gal šiek tiek tokių laisvų stiliumi. Papildant, galėčiau pasakyti tiek, kad mano akimis žiūrint, tai pagrindinė problema yra, kad šiandien labai dažnai, norint prastumti vienos ar kitos politinės ar galios grupuotės interesus, dangstomasi titulais, dangstomasi mokslų daktarų, profesorių vardais. Tuo tarpu labai gerai, manau, taikliai pasakė kolega Šarūnas Vilčinskas prieš tai kalbėjęs, kad, na, čia galbūt plačiai nereiktų to taip suabsoliutinti ir priimti kažkaip vulgariai. Iš tiesų, teisėjų gali būti iš esmės kiekvienas teisininkas. Yra, aišku, tam tikrų kvalifikaciniai reikalavimai. Tačiau šiandien mes matom, kad didesnė problema, sakykime, mūsų bendrai valstybės jurisprudencijų yra ne tiek, sakykime, kvalifikacija teisininkų, bet jų vertybės, jų moralė, pagaliau jų tam tikros psichologinės savybės. Nes jeigu priimami tokie įstatymai, kad žmogus teismų sistemai kaip po tam tikrą vertybę teisinė, sakykime, tampa nebeįdomus, nebereikalingas, svarbus yra tik dokumentas, kažkoks popierius, tai iš tiesų kalbėti apie kažkokią tai demokratiją, asmenų lygybę prieš įstatymą, darosi labai sunku. Aš čia tik kaip pavyzdį galėčiau paminėtas kelias pastarojo, galima sakyti, laikotarpio pastarųjų metų tendencijas mūsų teisinėje praktikoje, kuomet, sakykime, buvo atsisakyta ir žodinio bylų nagrinėjimo, ir, sakykime, kad ir ta pati konstitucinio teismo veikla, tiesiog galėčiau trumpai baigdamas pacituoti pamąstymą. Nedidelę ištrauką iš konstitucinio teismo nutarimo, apie ką minėjau pasisakymo pradžioje apie politinių partijų finansavimo tvarką, kur konstitucinis teismas kalba, kad įstatymų leidėjas pagal konstituciją gali nustatyti tokį santykį susijusiu su politinių partijų finansavimo šaltiniais būdais reguliavimo modelį, kuris apima valstybės biudžeto lėšų skirimą tokioms politinėms partijoms, kurių kandidatai rinkimuose yra gavę reikšmingą rinkėjų pritarimą. Tačiau tokiu reguliavimu negali būti sudaryta galimybė gauti tiek valstybės biudžeto lėšų, kad atsirastų prielaidos paneigti ar iškreipti politinių partijų kaip visuomeninių organizacijų prigimtį, daryti neigiamą įtaką daugiapartinės sistemos laisvai raidai, neproporcingai apsunkinti politinių partijų netitinkančių sąlygomis, kurios gali gauti minėtų lėšų savo politinį siekį ir taip toliau. Tai citatos pabaiga. Ir čia pat Konstitucinis teismas teigia tame pačiame nutarime, kad diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčiams asmenų grupėms, jei juo siekiama pozityvių visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamu visuomeninių santykių ypatumais, savaime nėra laikytas diskriminacija. Kitaip tariant, jeigu šiandien mes sugalvojame, kad juoda yra balta, arba kad gražu yra viena ar kita, kas yra turbūt labai subjektyvu. Tai mes ir galime va taip aiškinti
konstituciją, kad nesvarbu, kad pagal politinių partijų įstatymą visos partijos yra lygios, kaip subjektai, kaip teisiniai subjektai, tačiau gali būti ir lygesnės, nes tuo siekiama visuomenės gėrio. Tai ačiū už dėmesį. Taip, dėkojom gerbiamui Tomui Bogučioniui. Iš tikrųjų, yra dar viena labai didelė problema. Tai yra tų įstatymų vykdymas, įnešant milžinišką painiavą rinkėjams. Pasakysiu situaciją, su kuria sudūriau, su kuria tikrai negalvojau, kad galima sudurti valstybė, kur gana demokratinė teisė. Rinkimų apygarda. Kai ateini ir pasakai, kad tu esi koalicijos atstovas už Lietuvą Lietuvoje, tau sako, ne, tu esi partijos atstovas. Tai vėl kartuoja rinkimų apygardas, kad ne, aš esu koalicijos atstovas, nes koalicijos apsijungia. Tada jums sako, bet taigi partijos iškėlė. Tada aš sakau, bet koalicijos atstovai kitaip negali pasirodyti tuose rinkimuose, iškeliami tik tai partijų. Ir nerašykite prie manęs partijos pavadinimą, parašykite koalicijos pavadinimą ir parašykite, dėkite ženklą koalicijos. Nes aš taip pat remsiu ir žmonės raginsiu balsuoti už koaliciją kaip už sąrašą. Nes žmonėms bus painiava. Čia yra vienos partijos atstovas, o čia koalicijos. Ir man tada sako, ne, taip negalima. Aš jums sakau, aš esu nepartinis, aš esu visuomenininkas. Nes šita koalicija yra ne tik tai 4 partijų koalicija, bet ir visuomenininkų, sąjungininkų, nepriklausomybės akto signatarų. Sako, mes nieko nežinom. Taip įstatymas neleidžia. Taip negali. Sudaro vienas įspūdis. Koalicijos, priešrinkiminės koalicijos Lietuvoje buvo parinktas tik ant popieriaus, kaip demokratijos iškaba. Kas nori nusisukti galvą, darykite tas koalicijas. O tuo pačiu metu kalbama, kad konsoliduokitės. Bet palaikoma idėja yra kita. Tai yra po rinkiminių, po kiliminių koalicijų, kurių pagrindas jau nebėra jokių vertybių bendrumas, kur sunkiai suklijuojamos bendros programos, o kur aiškinamasi, kuri ministerija daugiau ES lėšų skirsto. Tai tą portfelį duokite man. O tada mes tvarkysime ten kaip norime. O jeigu dar toj ministerijai bus daug pinigų žiniasklaidai remti, tai tas politikas taps vienas populiariausių. Ir niekas nematys, kad keliai lopomi nežinia kaip. Ar ne? Bet taps populiariausių politikų. Arba kitas koks nors politikas. Jis taps populiariausias dėl to, kad kontroliuoja ES pinigus. Tai štai mūsų įstatymai remia po kiliminės koalicijas, po rinkimų ir baudžia tai, kas demokratinės teisinės valstybės vadinamas normalių dalykų, prieš rinkiminius koalicijas. Dabar norėčiau suteikti žodį gerbiamam Broniui Genzeliui, taip pat konstitucijos kūrėjui, nepriklausomybės aktų signatarų sąjungos. Aš irgi taip pat priklausau kaip ir Ozmas Petru, kuris dabar nepriklausas jokiai partijai ir niekur nekandidatuoja. Duotas toks stebėtojas, kuriam labai svarbu, kad visgi Lietuvoje vyktų tam tikrai pozityvūs procesai. Kadangi man teko dalyvauti konstitucijos rinkime visose lygėse ir derinimose grupėse, nebuvo tokio susijimo, kuriame aš nebūčiau dalyvavęs. Ir aš buvau tikras, kad šita konstitucija, ir aš ir dabar galvoju, kad įstatymai ir konstitucija nėra šitas, nėra blogai suredaguota. Ir mūsų įstatymai nėra blogi, nors kai kurie dalykai, aš pavyzdžiui, kai kurių pradedu šito abejoti, ypatingai dėl konstitucinių teismų. Ir aš čia sutinku su gerbiamam kolegomis, kad visgi net senovės romėnai sakė, pats savo byloje negali būti teisėjo. Konstitucinis teismas sprendžia savo būtent atlyginimus ir pagal tai niekas negali paskui kvestionuoti. Dabar paskutinis konstitucinis teismo sprendimas, aš sutinku pilnai su Girniu Kęstučiu, kuris kad yra nacionalinė gėda. Ir ne tik dėl to, ką jis pasakė, bet nacionalinė gėda, kai konstitucinis teismas nutarė, kad reikia koreguoti konstituciją. Kasgi suteikė jam tokią teisę? Siūlyti koreguoti konstituciją. Nu jau turbūt jau toliau ženkliai, jau nėra būtent kur, kad konstitucinis teismas
savo veiksmais diskreditavo taip, kad turi būti dedamas taškas ir po rinkimų turi būti pradėta diskusija dėl konstitucinio teismo. Ar iš viso jį sulikviduoti ir jo funkcijas perduoti aukščiausiam teismui, ar nustatyti tokias normas. Konstitucinis teismas neturi, nesuteikia jam konstituciją spręsti baudžiamųjų bylų, sakysime, kaip paksui nutarė, kad reikia tiek ir tiek metų apriboti jo teisės, tai yra baudžiamoji. Turbūt advokatai taip pasakys, kad tai yra baudžiamasis procesas. Konstitucinis teismas tokių teisių neturi, konstitucinis teismas priima sprendimą ir jo galia yra neginčiama ir panašiai. Bet čia yra kitas klausimas, čia yra parinkiminis klausimas. O dabar visgi dėl partijų finansavimo panašiai, aš šiek tiek noriu sudomėsi, kiek leidžia sąlygos kaip vakarų Europoje. Vakarų Europoje ten labai formalios mechanizmus, kaip Vokietijoje mechanizmus, tu savivaldybėse gavai tiek balsų, tu gauni tiek pinigų ir panašiai, nes partijos steigimasis vėl, nes yra tokia labai rimta problema su partijomis. Vienos partijos formuojasi tam, kad dalyvauti rinkimuose ir ne tik dalyvauti, bet keisti ir daryti tam tikrą pozityvų poziciją. Bet aš matau, kad čia partija yra ir tokių, kurie visiškai tie dalykai šitai nerūpia, aš jiems nevadinsiu, visiems šitas yra aišku. Jeigu dar mes, kur įsisteigė partija ir iš karto kiekviena partija turi gauti valstybės finansavimą, mes pasieksime irgi tam tikrą chaosą. Partijos daugysis ir jo jokios veiklos neturi. Bet tai yra kita viena problema. Bet lygios galimybės turi būti visiems. Jeigu yra ar koalicija ar ne koalicija, jeigu skatina partijos jungtis, tai turi būti nekelti procentą, bet kiek ten ar 10 partijų susijungia, 5 procentai, tai 5 procentai. Bet čia yra konstitucijai nėra tokio įrašo. Čia irgi yra apėjimas konstitucijos. Dabar jau čia apie tai buvo kalbama, kad visgi nelygios būtent galimybės. Kiekvieno, jeigu rinkimuose konstitucija užtikrina visiems lygias būtent teisės. Kokios lygias teisės? Mes matome, Lietuvos rytas duoda televiziją 5 vedliai. A kodėl jie 5 vedliai? Kodėl, pavyzdžiui, šitas Masiulis yra vedlys? Nu kodėl? Arba kitas, kodėl kitas nebūtent vedlys? Kodėl? Reiškia vėl žiniasklaidai šauna į galvą, yra arba ir nacionaliniai pinigai dabar pradeda formuoti dalis partijų, jau iš anksto paskelbiamos ir kitos partijos visiškai nefigūruoja. Kad tai yra rinkiminių įstatymų pažeidimas. Jeigu šiaip su normalinės visuomenės jau čia būtų konstitucinio teismo būtent reikalas, kad pažeidimas lygiateisiškumo principas. Visos partijos nevienodos turi nevienodas sąlygos. Čia yra akivaizdu ir ta problema turi būti sprendžiama. Nes jeigu būtume suinteresuoti, tai aišku, savaime tų partijų iš karto sumažėtų. Jungtųsi, jeigu, tarkime, 10 partijų, bet jiems 5 procentai, nu jau kiekviena partija ten po vieną išrinka, bet ta koalicija egzistuoja konsolidacija. Ar dabar yra dekonsolidacijos procesas. Šitas procesas visgi tai yra demokratinės principos laukia. Bet aš noriu atkreipti dėmesį, kodėl būtent atsitiko, kad pas mus, sakysim, konstitucinis teismas save diskredituoja, Seimas irgi bando save diskredituoti, nuo Seimo diskreditavimo irgi daug padeda konstitucinis teismas, apribojimas Seimo būtent galios dėl VSD ir panašiai. Nu, aš bandžiau analizuoti, kas kitose pasaulio šalyse. Ar rasite kokiai nors pasaulio šalyje saugumo tarnybą, kurią negalėtų kontroliuoti Seimas? Nėra, aš nežinau. Amerikos senatas gali įsikviesti ir viską gali padaryti, kiekvienoje šalyje. Pas mus vėlgi šito išvadų tai pasiekė konstitucinis teismas. Reiškia vėlgi Seimo apribojimas vyksta galių ir iš kitos pusės, kaip išlenda koks nors kurys, buvęs konstitucinio teismo pirmininkas ir tyčiojasi į Seimo. Į Seimo būtent tyčiojasi. Ar tai leistina teisininkui ir save gerbinčiam piliečiui? Nu mes normas ribose. Ir tada pradedi galvoti įstatymai savo, nors patys geriausi įstatymai, bet jie nevykdomi. Ir čia niekaip negalėjo neprisiminti Hegelio savo laiko pastebėjusi. Kiekviena tauta turi tokią vyriausybę, kokias yra nusipelnę. Ir mes šitus dalykus turime labai aiškiai akcentuoti. Šviesti būtent tautą. Mums Seimo nenuleidė iš parašuto kokias nors okupantai ar iš kosmoso,
mes patys išrinkam, jeigu žmonės nesijauts atsakomybės už rinkimus ir nesuvoks, kad jie yra šeimininkai. Dabar pagrindinė problema. Valdo vyriausybę, bet iš kur ta vyriausybė valdo? Tai reiškia, mano supratimo, per rinkimus būtinas iškeičiamasis darbas. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamam Bronislavui. Kaip ir minėjau, kad truputį užtęsim šitą mūsų dalį, nes vėliau pradėjom. Tai dabar apie tuos tamsius pinigus. Algimantas Matulevičius. Gerbimieji, iš tikrųjų labai reikalinga diskusija, gal truputį pavėluota. Ir taupant laiką aš labai stengsiuosi kalbėti fragmentiškai, bet faktais. Iš tikrųjų Lietuvoje yra didžiausia problema, nesikartojant pritariu, ką jau prieš mane pasakė yra kolegos Saulius Žalomis, bet didžiausia yra problema tai, kad viešoje erdvėje sutvarkyti oficialūs pinigai į centrą. Ypač, kas turi labai mažai pinigų, tai nedaug dievė truputį padarysi klaidą, būtinai tada paduos administraciniam teismui ir dar nubaus. Tokių faktų pilna, ypač tom mažesniem faktų. Nes jos neturi pinigų samdyti supergerus finansistus. Bet niekas nekalba apie juodosius pinigus. O šitie juodieji pinigai Lietuvoje prasidėjo, aš taip ruoždamas šitai konferencijai prisiminčiau, ne vėliau, tai yra netgi anksčiau, bet praktiškai realiai jau jie prasidėjo 97 metais, kada buvo rinkimai į prezidentus. Man pakliuvus yra informacija, nesiniai pakliuvo, kad iš tikrųjų buvęs Agoros prezidentas, KGB, Dzeržinskio mokyklos KGB auklėtinis Ščiapas, kuris buvo paskui nužudytas, žinoma, jokio ne Henriko daktaru, nes jis tuo metu sėdėjo kalėjime, bet tai buvo pasakyta Lietuvoje, buvo savo šeimininkų nužudytas. Jisai rinko verslininkus, tie verslininkai yra šiandien dar gyvi. Ir jeigu būtų rimta teisinė valstybė, jie duotų parodymus, kaip jis organizavo pinigus Paulausko rinkimo kampanijai, žinoma, juodus. Ir kurie nedavė, buvo persikoti po to, kai Paulauskas tapo Seimo pirmininku. Antras juodas dalykas, mūsų prezidento buvusio, pono Adamkaus, skolos, pralošus antrą kadenciją, Rolandui Paksui, didžiulės skolos, virš milijonų, kurios buvo padengtos, niekam nepaslaptis, Rubikondos darbuotojų pinigais ir dalimi Rubikono, apie 300 000 Rubikono pinigais. Tarp kitko ten iš vis buvo didžiulis skandalingas dalykas, nes buvo finansuojama rinkiminė kompanija jau pagal tuo metus neteisingai veikiantį Mieželio fondą. Fondai finansuoti arba viešus įstaigos finansuoti rinkiminių politinių kompanijų Lietuvoje seniai negali. Ir tada jau buvo negalima to daryti. Ir dar kitko tai ryšasi su tuo, kad ponas Uspaskichas po pabėgimo į Maskvą ir grįžimo čia, po jo susitikimo su dabartiniu ministru sveikatos, o buvusiu vidaus reikalų ministru Raimondu Šukiu, grįžo ir nebuvo areštuotas ir nesėdė kalėjime po šiai dienai. Nes iš tikrųjų, vėliau pasakysiu, kuo jis nusikalto Lietuvos valstybei. Juodi pinigai. Visi, kurie, gerbiamas profesorius Aloyzas Sakalas čia sėdė, jis buvo komisijos pirmininkas dėl Rolando Pakso, man labai keista, kad nebuvo paviešintas faktas, o saugumas tą faktą turi, kad ponas Paksas per rinkiminę kompaniją į prezidentus buvo gavęs pinigus iš užsienio. Jam pervedė dujinė kompanija Terra Ukraina. Mūsų saugumai yra tie dokumentai, ponas Sakalai. Nežinau, jums matyti nebuvo pateikti, kažkas nutylėjo. Kodėl nutylėjo, man labai įdomu. Aš nekalbu apie apkaltą, ten kitas klausimas, bet tik parodau žaidimą spec tarnybų ir juodų pinigų. Sakau, kalbu fragmentiškai, čia galima mūsų valandos laiko kalbėti tokį pranešimą apie mūsų juodus pinigus, kurie vyksta, kurie eina Lietuvoje. Toliau, Paulauskas Uspaskichas. Čia irgi yra pakankamai daug faktų ir dar vienas labai įdomus faktas, kuris tarp kitko buvo ir viešoje erdvėje, bet irgi niekas nereaguoja į juos, kas įdomiausia. Tai būtent tai, kad garsioji Alytos byla, Alytos privatizavimas. Visiems žinomas ir visi pripažino, kad tai buvo neteisėtas privatizavimas, bet operatyviniai pokalbiai, telefoniniai pokalbiai, kuriuos Paksas gavo ir nepanaudojo. Kodėl nepanaudojo? Ten buvo jo konkurentų pokalbiai, pavyzdžiui, Mildos Petrauskinės pokalbiai su direktorium, prašant kelių milijonų dolerių. Bet lygiai taip pat buvo pokalbis prašant pinigų ir Korakausko, ir dabartinio Seimo nario. Ir už tai Paksas tos medžiagos nepanaudoja, tiesiog išsigando. O reikėjo panaudoti ir apkaltos, gal būtų ir nebuvę, gal galūnė būtų tada apsivalę. Ir faktas, nesakytas. Toliau Valinskas Maksima ir Levalda projektas, Kirkilas, Kubilius. Čia yra toks kamuolys, kad kažkas baisaus. Vienas konkretus faktas, kad ponai Baguškai į Teisingumo ministeriją Valinsko partijos dokumentai buvo atnešti Maksimos advokatais.
Ir kad tai Baksima finansavo Valinsko partijos projektą yra 100% įrodomi dalykai. Tik reikia to užsiimti, aš ne teisėjas ir ne prokuroras, aš tiesiog pilietis, bet aš kalbu vėlgi faktinę kalbą. Ir toliau galima žiūrėti. Toliau garsioji juodoji Rubikono buhalterija. 60 hektarų sklypas prie Siemens arenos. Visi anekdotai su Zuoko pinigais. Visi gerai žinome, ką remia Rubikonas, kaip remia Rubikonas ir kodėl Zuokas po šiai dienai egzistuoja apklausos ir visur kitur. Ir tuos faktus galima tęsti ir tęsti ir tęsti. Tas pats Plytnikas pasakė netgi prieš savo partijos kolegas apie viešuosius pirkimus. Tai aš noriu padaryti dabar sekančią įžvalgą. Čia tik keletas faktų, nekalbu apie dar masę kitų mažesnių faktų. Kad šiandien absoliučiai nesukurtas mechanizmas, kad mūsų STT ir valstybės saugumo departamentas užsiimtų šitų užkardymų pinigų. Kas įvyko su darbo partijos byla, ką aš noriu pasakyti. Saugumiečiai šiandien turi nuo 2000 metų didžiulę bylą operatyvinę ir ta byla tik tai padėta ant lentynų, toliau nerealizuojama, kai su žmonėmis buvo susidorota, buvo apie pono Uspaskicho ryšius su Rusijos служба внешней разведки России, Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba. Aš nesakau, kad jis agentas, bet su juo apie jo ryšius. Tai yra saugume. Aš kažkada, kodėl aš ramus tą kalbėjau dabar, kad aš esu 2007 metais Seimo posėdžių salėje paprašęs, ar tada Seimo pirmininko Muntiano, daryti uždarą posėdį po to didžiulio invazijos į didžiausios, didingiausios invazijos Lietuvos Seimo narių į Maskvą, pas jį spaudos konferenciją, kur buvo dergiama Lietuva, ir kad būtų išsiaiškinta Rusijos žvalgybų įtaka mūsų Seimo aplamai visiems šitiem dalykam. Niekas nebuvo padaryta po šiai dienai, ponas grįžo ir po šiai dienai tvarko žongina mūsų politinę sistemą. O 25 milijonai mūsų saugumo yra įrodyta ir prokurorai tą žino, kad tai gauti pinigai uzurpuoti Lietuvos politinę sistemą. Tik ponai, nuo ko mes ginamės? Mes rėkaunam, kad rusai gali užkariauti mus. Mes kuriam NATO planus, kad reikia gintis nuo karų, nuo ko. Bet šiandieną sėdi, čia 5 kolona yra konkretus įrodymai. Pikantiškas dalykas. Kada prokurorai kartu su saugumo darbuotojais darė kratą darbo partijoje ir jie dirbo visą dieną, pavargo visi, bet paskutinį reikėjo paimti, nes buvo išnešta kažkas į buhalterės Citroenuką. Ir iš ten buvo paimta, tarp kitų, esminis kompiuteris, kur buvo juodoji buhalterija, bet pikantiškas dalykas. Iš ten buvo paimti iš bagažinės taip pat 450 tūkstančių poras grinų pinigų, litų, grinų pinigų. Įdomus pikantiškas dalykas, aš tą minėjau ir spaudoje, bet kažkodėl nieks į tai nereaguoja. Ir niekur byloje apie tos 450 tūkstančių litų nekalbama. O čia manai esantys dabar dar čia egzistuojantis. Gal pasidomėkit, gal aplamai tie pinigai dingo, nes saugumiečiai išvažiavo namo pavargę. Man patys saugumiečiai tą pasakojo. O prokurorai tos pinigus nusivežė į prokuratūrą. Kas gali paneigti, kaip vienas profesorius sakė. Tai aš esu daręs užklausimus STT, VSD, jie visi rėkia. Neturim jėgų, neturim reikalų ir negalim to užsiimti. Kuo tada jie užsiima? Juk tai yra iš tikrųjų nacionalinio saugumo problema, apie kurią mes kalbam. Ne tik jau demokratijos problema, tai planai valstybės pamatų apsaugos problema. Ir jeigu šiandieną šitie dalykai toliau nebus tvarkomi, tai jokių realių rinkimų demokratinių čia ir būti negali. Jeigu šiandien politologai leidžia savo vieningai traktuoti normalų politinį Lietuvos steigėją su žmogum, kuris yra surištas ir įtariamas ryšiais, rimtais ryšiais su užsienio spec tarnybomis, apie tai ir Wikileaksas išslaptinės yra medžiagos daug, Amerikos ambasados susirašinėjimas su Vašingtonu, tai tie ten žmonės rimti nerašy šiaip savo. Irgi tie dalykai yra. Ir šiandien jis didžiausias yra veikėjas, labiausiai pripažįstamas ir labai lietuvių tautos kabutėse laukiamas būsimojo Lietuvos premjero. O tie klapčiukai, kaip Paksas ir Butkevičius, leidžia su juo pasirašyti sutartį. Aš baigiu. Aš turiu siūlymus. Vis tik. Reikia mums nebūti bedančiam, reikia paduoti Jakelaičio laidą pradžioj VRK apskųsti, nes iš tikrųjų tai yra vėlgi juodųjų pinigų panaudojimas. Negali juridiniai asmenys remti šiandieną nieko, bet Lietuvos ryto televizijos laida Jakelaičio tai yra rėmimas, netiesioginis partijų, 5 partijų rėmimas. Jis jau išrinko būsimą valdžią, va tarp šitų 5 ir jis toliau jos remia. Negana to, šiandieną Lietuvos ryto televizija turi 36%, Snoro bankas gi turi, o kreditorius didžiausias yra valstybė, nes Lietuvos valstybė prasiskolino per Snoro banko įdėlininkus. Tai ponai, tai yra papirkimas. Ir jeigu VRK nieko nedarys su šitom laidom ir neduos didžiulės baudos Lietuvos ryto televizijai, 36% tos baudos žmogus valstybei, bet jeigu, tai mes būtinai turime tai duoti į teismą. Šitą biuletenį gėdingą mes būtinai turime paduoti į teismą. Dėl radio laidų
Lietuvoje irgi turim paduoti teismą. Ir taip pat į Konstitucinį teismą turim paduoti dėl 7 procentų. Tada mūsų konferencija turės logišką pabaigą. Ačiū. Dėkuoju, gerbiamam Algimantui. Iš tikro galime tikriausiai pereiti į mūsų antrą dalį, nebent jeigu, nežinau, gal prezidentūros atstovai ar kitos kokios valdžios institucijos, jeigu yra atstovai, galėtų pasakyti, ar atėjo ir paklausyti, tai aišku, tikrai dėkingi reiškia, kad atėjo paklausyti. Ar galima po to suteikti, prasme, jau konferencijos.